Sveiki, įsijungę Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos tinklalaidę Jaunimas kuria. Ir šiandien pas mus svečiuose yra klaipėdietis, naujosios kartos muzikos kūrėjas, atlikėjas, dainininkas Bielskis. Tai labas. Sveiki, labas. Taip, tai gal aš manau ir pradėsime dėl to, kur čia susirinkom, nes vis tiek būtent kodėl tave čia ir pasikviečiau, tai tam, kad pakalbėti apie tavo naują albumą Kylame krentame, taip? Tai būtent man įdomu, kaip tu jauties dabar, jau vis tiek albumas buvo išleistas kovo pabaigoje kažkur, taip? Tai kokios emocijos buvo tada ir kaip dabar jautiesi? Tada jaučiausi, kad atlikau didelį darbą, iš dalies taip ir buvo, atlikau didelį darbą, dabar jaučiuosi gal net ir taip šiek tiek pailsėjęs, nepraradau jau pačio albumo paskutinę dainą rašydamas, pajutau, kad galėčiau parašyti turbūt dar vieną albumą, nes sulyg paskutinė parašyta albumo daina buvo Plaukiam ar skęstame, tai antra albumo daina, gavosi taip apsivertė viskas. Tai čia paskui visas tas albumas taip sudėtas, aš jį sudėliojau, kad jisai reprezentuotų tam tikrą kažkokią kelionę, pats savy, kad būtų istorija istorijai, tai gavos, kad paskutinė parašyta daina net tapo antroji albumo daina ir ji mane įkvėpė dar labiau norėt kurti, aš ją kurdamas tokį, gal šiek tiek kitokį kūrybinį kelią buvau pasirinkęs negu visą kitą dalį albumo, kai kūriau, nes trukmė, užtrukau šį albumą, jis truko gal, šiek tiek mažiau nei metus visas tas kūrybinis procesas, tai ir per tuos tokius metus eigoje labai viskas pasikeičia ir, sakau, jau albumo pabaigtyje jutau, kad įgavau daugiau įkvėpimo ir galėčiau dar parašyti albumą, tai po visko dabar jaučiuosi labai išalkęs, labai jau vėl noriu grįžti į studiją, džiaugiuosi, kad visi šitie darbai papildomi eina į galą, koncertai artėja vasara ir daugiau laisvo laiko tiesiog pabūti studijai. Ir kaip jau tu išleidęs tą albumą, kokį gavai dėmesio pliūpsnį ir, pavyzdžiui, dabar jisai gal kaip tik dar jis labiau auga, ar toksai jau biškį nurimo toks? Pirmos savaitės buvo geros, labai, neblogai buvo. Tada kažkaip tas toks atėjo egzaminų sezonas, mokslų pabaigų sezonas, tai natūraliai visos perklausos jos visada nukrenta. Atkreipiau irgi dėmesį, pradėjau jau metai iš metų tam tikros dienos, tam tikri periodai, kaip sakau, egzaminų tas periodas visą laiką būna mažiau perklausų, nes žmonės tiesiog turi kažkokių kitų reikalų. Labai juokinga visą laiką būna naujųjų metų, aplink naujųjų metų datas, nes dažniausiai naujųjų metų išvakarės būna viena geriausiai klausomų dienų ir sekanti diena būna viena blogiausių metuose. Tai irgi labai ironiška, bet dabar, kadangi, kaip ir minėjau, vėl grįžtu į veiksmą, grįžtu prie darbų, prie muzikos darbų, pradėjau vėl taip kasdieniškai kelti medžiagą, kelti kažkokį promotioną, kažkokius klipukus, video. Tai albumas vėl turi tą tokį viršutinį momentumą, viršutinę inerciją, tai jisai vėl skaičiai didėja. Bet, kaip ir minėjau, jau esu net kažkaip jaučiuosi labai, nors praėjo realiai tik 2 mėnesiai, gal net ir mažiau, bet jaučiuosi jau taip atitolęs, jau jaučiuosi, kad aš atlikau tą darbą, padariau tą darbą, dar faktas, iš naujo dar stengiuosi duoti kažkokią antrą bangelę, ne antrą bangelę, bet pratęstą pirminę inerciją, suteikti daugiau dėmesio kai kurioms albumo dainoms, bet aš jau esu visiškai pasiruošęs ir keliauti toliau kažką, gal išleisti labiau vasariško. Ir tas albumas, aš įsivaizduoju, gal jisai net turėtų visai sugrįžti, kai orai atšals, nes jisai toksai gal man asmeniškai atrodo labiau vėsus, labiau mėlynas negu vasariškas. Ir nors jau sakai, turi jau minčių ir to įkvėpimo antrajam albumui kurti, bet kaip vis tiek kaip ta idėja buvo to albumo? Ir pati idėja? Kaip sugalvojai, kad dabar jau rašysi albumą? Kaip sugalvojau, kad rašysiu albumą, tai nežinau, tai atėjo labai natūraliai. Irgi jaučiausi, kad perėjau, atradau kažkokį naują etapą, išsileidau daug singlų, išsileidom su Tautvydu EP bendrą ir apskritai turėjom labai didelį boomą su singlais ir yra tam tikras laikas arba tam tikras periodas, kiek tu gali leisti tuos singlus, iki kada jau reikia kažkokio
tokio kaip subtilesnio, didesnio darbo, kad, na, apibendrint tarsi visą šitą skyrių, čia kaip ir, nežinau, kokiuose mokymus įstaigose turi tastukus ir tada didelį egzaminą. Tai tas albumas yra, man atrodo, kaip toks kaip ir egzaminas, kuris visą, ką tu iki to albumo darėjai, mokėjais, nes vis tiek, kai tu kuri, tu mokais. Vis su kiekviena daina ir, kaip ir minėjau, albumo pabaigoje jaučiaus tiek daug išmokęs, tiek daug įsikvėpęs, kad galėčiau parašyti dar vieną albumą visiškai kitokį. Nesakau, kad aš imsiu rašysiu, nes tai nėra laikas, viskas turi savo laiką. Bet pamiršau net ir klausimą apie patį pradinį, tiek labai nukrypau į šoną, bet pati idėja, kaip tai kilo, tiesiog jaučiuos, kad tai yra laikas padaryti, apibendrinti visą šitą etapą, išsileisti kažkokį didelį kūrinį, kuris ir būtų kaip egzaminas. Ir dabar jaučiuosi nusimetęs tą naštą nuo krūtinės ir jaučiuosi, kad galiu žengti į naują puslapį, atversti naują, pradėti pradžią. Ir kai pasijausiu, kad nebeturiu ką parodyti naujo šitam etape, manau, irgi tai turėsi komponuoti koks nors albumas, tai didesnis projektas, padėti tokį tašką šito etapo ir keliauti iš naujo. Taip, ir apie pačią jau tada idėją, ne, viso albumo, jau ne to sugalvojimo, bet minėjai, kad kažkaip ir šaltesnis tau jisai ir kažkokia turi, tai papasakok plačiau. Na, jisai gal šaltesnis gavos natūraliai, nes didžioji dalis jo ir įvyko parašymo, kūrimo ir viso realizavimo periodo įvyko žiemą, rudenį ir pavasario dar pradžioj, kai iš tiesų orai buvo šalti, tai čia gal natūralu, kad jo vaibas toksai, bet jis pats yra, jis apibendrina visą tą tokį jausmus, idėjas, mintis, kurias jaučiau po viso šito didelio muzikinio bumo, kai pajutau, kad galima net ir lipdytis kažkokią tikrą karjerą iš to, kad tai nėra tik svajonės, bet tai gali būti labai realu. Ir su tuo objektyviai kilo ir daug abejonių, ne tik ir tokių džiaugsmų. Gal net iš tiesų aš esu linkęs, net nežinau, ar galiu pasakyti pesimistiškai, gal tas toks yra tas terminas, sako, aš realistiškai žiūriu. Bet čia irgi kvailas terminas, bet nežinau, aš kažkur gal tarp viduriuko to tokio realizmo ir pesimizmo, nes aš stengiuosi visada gal ne tai, kad matyti, bet atkreipti dėmesį į blogesnę pusę, nes tada met aš galiu savo viduje kažkaip tam pasiruošti blogiausiai. Kad, ruoškis blogiausiai ir niekada nebus blogai. Tai tas visas albumas yra apibendrina mano tokį jausmą, kad jo, dabar viskas super, bet tai yra labai laikina ir tai yra labai trapu ir aš turiu daryti žymiai daugiau, kad tai išlaikyti ir aš noriu žymiai daugiau negu dabar įvyko ir mes kylame ir krentame, kad nėra tie tokie galbūt gyvenimiškiai kalneliai, labai tas toks klišė, bet labiau apie tą mano, gal nežinau, karjeros kryptį, kad niekada nebus tik į viršų, niekada nebus tik į viršų, visada turi dėti žingsnį atgal, kad padėti 2 žingsnius į priekį ir tai yra natūralu, nebijoti nukris, nebijoti, kad atslūgs tas karštis, kad šiek tiek atvėsi, nes svarbu, jeigu tu tiesiog tai myli, jeigu tu darai tą, ką darai, jeigu tu pastoviai tą darai, jeigu tu iš tiesų įdedi ten savo sielą, dvasią, tai ta ugnis kažkada vėl įsižiebs ir čia viskas su to okei. Niekada, jeigu tu visada degsi, tai tu kažkada sudegsi, tu turi atvėsti šiek tiek. Tai aš su to tokiu jausmu gal taikiaus šitam albume. Dabar galbūt banalu klausti, kas kuriant buvo ten sunkiausia, lengviausia, bet gal buvo tokių, kur manai, kad bus paprasta šitoj vietoje kažkas ir tada susidūrė su kažkokiais sunkumais. Ar buvo kažkas tokio? Ar viskas gana lengvai praėjo? Nebuvo kažkas tokio, kad ko aš tikėjausi, kad bus lengva ir buvo sunku. Buvo dalykų, kur aš žinau, kad bus nelengva ir buvo dar sunkiau negu galvojau. Tai šitam albume aš dabar irgi, kai pagaliau gavau šansą, galimybę atlikti koncertus su gyvo garso grupe, tai aš dabar turiu irgi grupę, mes jau prakoncertavom, net nežinau, dabar jau net gal kokius 7 koncertus kartu, labai viskas kietai, fainai, šautautas. Ir turėjau galimybę ir prodiusuoti, įgyvendinti savo, nežinau, kūrybinės mintis, pasitelkiant savo grupės nariais, kurie moka groti, labai gerai moka groti ir aš jiems galiu tiesiog perteikti savo idėjas ir jie tai gali paversti muziką. Tik atėjo tas didžiulis iššūkis, kad kai reikėjo
kadangi aš pats viską dirbu prie savo kūrinių, tai yra, nu, darau suvedimus, masterius, nu, prie kompiuterių visą įrašus, prodiusavimą, tai buvo tikrai iššūkis, žinau, kad tai bus iššūkis, bet buvo dar didesnis iššūkis sumiksuoti, suvesti visus gyvus instrumentus nuo nulio, kai rašiniam ir būgnus, ir gitaras, ir klavišus, na, tiesiog visus tos garsus suvesti ir dar tuomet ant viršaus visus, nu, savo vokalus įsirašyti, tas toks darbas tapo, na, iš tiesų nuo nulio iki 100, kai anksčiau labiau buvau įpratęs, kad tą instrumentalų dalį kažkas kitas man padeda padaryti ir aš tiesiog atlieku savo performance, savo vokalus uždedu, susimiksuoju. Tai aš žinau, kad bus sunku, bet buvo dar sunkiau negu galvojau. Vienu metu darydamas, miksuodamas dainą pasirinkau daryti, net galvojau, kad teks arba nukelt, arba, nu, nedėti į albumą, gal kažkada vėliau padaryti, arba kad iš viso nebedaryti, nes ten vienu momentu jaučiausi taip pastrigęs, kad nežinau, kaip ištraukti tam tikrus garsus iš to kūrinio, bet kažkaip po to pralaužiau ledus, daug mokiausi, vat šitas albumas, tai ir sakau, kad man buvo labai daug tokio mokymosi, tai jo pabaigoje jaučiausi, kad išmokau labai daug ir galėčiau dabar visas tas žinias pritaikyti iš naujo, tai gal dėl to ir aš, nežinau, gal dėl to aš šiek tiek ir dabar jaučiausi atitolęs nuo to albumo, nes jis man dabar jaučiasi gal toks labai eksperimentinis ir savęs ieškojimo dalykas, bet, kaip ir sakau, nenustepčiau, jeigu jisai daugiau kvėpavimo įgautų rudenį ir atšalus orams ir galbūt aš ir pats suteiksiu jam dar papildomą dėmesį tuomet, o dabar jisai turi visą šiaip dėmesį, mes Palangoj užsibaigsim turą, tikriausiai užsibaigsim, dar nežinau, kol kas kitų turo datų nesam numatę. Nu, dar apie koncertą šiaip pakalbėsim vėliau. Dar bekalmantau, bet tu pats taip ir pasirinkai, kad tu nori pats viską individualiai padaryti, ta prasme. Taip, man pats tas, sėdėjimo prie kompiuterio visi tie darbai, kas ten yra, suvedimai, aranžuotas, masterinimai, miksinimai, viskas. Čia aš laikau tai didelę dalimi savo kūrybos. Ir man tai yra labai svarbu ir man pačiam tai patinka daryti ir aš jaučiuosi kiekvieną kartą, kad kai tai darau, kad aš darau tai vis geriau ir man tai iš tiesų patinka, tai yra didelė dalis mano kūrybos, taip. Žinojau, kad taip darysiu ir džiaugiausi, kad taip darysiu. Džiaugiausi iš dalies, kad turėsiu progą įrašyti ir su grupe ir visus tos instrumentus, buvo įdomi patirtis. Buvo sunku, bet džiaugiuosi, kad tai perėjau, nes dabar bus žymiai lengviau. Bet viso to mokais pats, ta prasme. Jo, tai kažkokiais savais būdais, kaip tik išeina per šią žiemą, per šį, ypač kai reikėjo tos gyvus instrumentus įrašinėti, miksuoti studijai, begalės tutorialų peržiūrėjau, nes ten yra daug dalykų, kurių nesitikė, net neapgalvoja, ypač įrašant įvairiomis sąlygomis, įvairius instrumentus ar ten kažkokius dalykėlius, tokius daug netikėtumų, labai daug bendravau su ChatGPT. Kad ir kaip keistai, jisai visai gerai žino tos technikumus visokius. Tai labai daug mokiausi, tiesiog pats savęs iš kažkokių būdų. Dabar irgi, jau aš nežinau, kiek metų savo sakau, kad išmoksiu grot kažkuo, taip jau aukštesnių lygių, sakykime, kad jau galėčiau laikyti save, kad moku grot, bet jau N metų kažkaip nuplaukė tos mintis, bet dabar nusimato daug tiesiog muzikos, daug laiko muzikai, tai viliuosi, kad pavyks kažkiek alokuoti tos dalies ir kažkokiam instrumento mokymuisi. O yra kažkoks noras, kokį instrumentą norėtum išbandyti? Ne, aš tiesiog norėčiau pramokti klavišais grot pakankamai, kad galėčiau studijai, taip jau individualiai dirbti, kad jau būtų lengva man prasigroti, įsigroti. Ir man tiesiog, aš manau, reiktų pradėti nuo pačios muzikos teorijos ir visų akordų, dalykėlių, kad man gal tiesiog būtų lengviau bendrauti su pačiais muzikantais, kad būtų tas toksai tiltas tarp mūsų, nes aš dabar, kaip suprantu iš savo pusės, aš galiu jiems pasakyti, jie dažniausiai supranta, bet jeigu noriu tarkim, detalesnių rezultatų, tai man reikia žinoti tam tikrus terminus, tam tikrus, apskritai tiesiog supras, kaip veikia dalykai muzikiškai. Tai turiu tokią norą, tikiuosi, kad pavyks tai gyvendinti, nežinau, tikiuosi, kad nebus eiliniai metai, kur tik metu savo tokį iššūkį ir nieko neišpildau. Okay. Ne, šiaip tai čia wow, kad visko pats mokais ir be visokių muzikinių terminų ir matom pagal visas perklausas ir koncertus, kiek žmonių ateina, tai tau tai labai gerai sekas ir be tų visokių kažkokių pagrindų, tai čia ne kiekvienam tikrai tai pasisektų.
Nu, aš manau, kad, jo, nežinau, čia su to, tikrai nemanau, kad reikia turėti kažkokio išsilavinimo muzikinio, kad kažką pasiekti reikšmingo šitoj sferoje, nes tai vis tiek yra menas, aš manau, menas labai subjektyvus ir, na, bet koks muzikantas ten su muzikos išsilavinimu, be išsilavinimo, manau, pasakytų, kad muzikoje nėra taisyklių. Nu, viskame yra taisyklių, bet sakykime. Na, taip. Tai jeigu pakankamai to nori, jeigu turi viziją, jeigu kažką, jeigu jauti kažkokią ugnį liepsną savį, tai tikrai gali padaryti visko ir išmokti, bet čia net nebūtinai muzikos, tiesiog bet kokį dalyką. Jeigu tu turi tam norą, jeigu tu iš tiesų tiesiog tuo mėgaujasi, tai yra labai lengva išmokti tos dalykus. Aš tiesiog, aš mėgaujuosi to mokymosi procesu, nes man nuoširdžiai įdomu, aš nuoširdžiai noriu išmokti, kad galėčiau vėliau kitaip padaryti, kad labiau galėčiau įgyvendinti tam tikras savo idėjas, tai aš net, nejaučiu to tokio vargo mokytis, tai iš tiesų, kad ir kaip keista, man tarkim mokykloje, nebūdavo. Aš visai gerai mokydavus, bet man nebuvo mokykla, kad aš labai, nežinau, laukdavau ten eiti ir matematika. Man visą laiką gerai matematika sekės, bet man nebuvo taip, kad man patinka spręsti, ten skaičiuoti. Bet vat, su muzika, ypač vat, tais visais techniniais dalykais, tai man labai įdomu ir aš kažkaip net nekantrauju. Man neatrodo, kad aš mokaus, kai aš semiu žinias tam dalykam, tai šitaip jaučiuosi dėl to. Tai dar grįžtant prie albumo, tai, čia jau tikrai banalus klausimas, bet vis tiek visada įdomu, kad tai kuri tau pati mėgstamiausia yra daina iš albumo, kuri tokia, nežinau, gal daugiausiai laiko skiria ir širdies, nežinau. Jeigu turbūt giliausia istorija arba arčiausiai tokios sielos, jeigu taip galima įvardinti, tai ir būtų pirmoji albumo daina, tai yra Tortas ant vyšnios. Tai labai toks specialiai. Tai dažniausiai kai kurių kūrinius, tai pas mane kombe tiesiog užsilieka kažkokie pirmos, ten padarai kažkokią demuškę ir pirmam idėją, kuri šauna, taip ir pavadinti tą failą, dažniausiai po to jie ten jau pasikeičia eigoj, ten tarkim, man rodos, Kūnų ir siela, tas toks demo pavadinimas, man atrodo, buvo Smilkalas plus. Čia mes tiesiog taip sugalvojom, ten daug tokių pavadinimų. Ir Tortas ant vyšnios buvo irgi tas vienas iš tų pavadinimų, bet jis man per laiką taip priaugo, aš pajaučiau tą tokią ironiją jame ir aš galvoju, visai gal net ir kietas pavadinimas. Jis visiškai nesusijęs su dainos turiniu, bet aš kažkaip, aš prijaučiau, kad tai savotiškai ironizuoja tą visą kūrinio idėją, nes tas kūrinys yra... Jisai pilnai įkomponuoja tą visą albumo vaibą, jisai atidaro iškart albumą stipriai apie tai, kad niekada nebus tik tas kilimas viršus, tai bus žingsnis ar 2, ar 3, ar 5 atgal ir ta daina tokia, net nežinau, nesinori man jos labai apibūdinti, nes aš manau, kad labai aiškiai viską aš pertikiu pačioj dainoj ir jos nereikia aiškinti, ją reikia tiesiog paklausyti ir aš manau labai viskas ten yra suprantama. Tai arčiausiai širdies yra Tortas ant vyšnios ir mielai kviečiu paklausyti jos. Taip, kviečiam tikrai. Ir šiaip visą albumą paklausykite, jeigu dar kažkas neklausėt. Taip, ir dar, tai turbūt tas albumas pateisino to lūkesčius. Taip. Ar gali taip teikti? Nežinau, aš nežinau, ko aš tikėjaus. Aš kaip ir minėjau, aš visada stengiuosi taip pusiau pesimistiškai žiūrėti dalykus, tai nei mano tų lūkesčių perkopė, nei nuvylė. Labai viskas vidutiniškai, kaip dabar jaučiuosi, vis tiek dar jaučiuosi pilnai neatidirbęs to albumą, nes labai daug tiesiog dalykų sukrito man tiesiog viso tame vidury. Aš pasileidau albumą, aš turėjau 2 koncertus ir viso to periodo metu aš dar baigiau ir savo universitetinio bakalauro praktiką ir dar patį bakalaurą. Bravo. Tai jaučiuos labai, neišpildęs tiesiog viso to albumo išleidimo. Gavos, kad spėjau pareklamuoti, papromautinti 2 dainas albumo ir tiesiog turėjau bėgti į universitetinius darbus, bet per tą laiką, kol dirbau universitetinius darbus, tai tos 2 dainos, kurias promautinau, jos galima sakyti, jos permušė mano lūkesčius. Aš džiaugiuosi, kaip jos performina, kaip jos einas, bet visos kitos dainos jaučiasi man dar kol kas šiek tiek gal apleistos manęs paties. Tai dabar per šį ateinantį periodą, kaip ir sakiau, dabar esu laisviai, kūrybiniai laisviai, tai bandysiu atsigriebti, jau šiaip pradėjau tą atsigriebimą, labai daug dabar prisifilmavom visokių promotionalų
dalykėlių su komanda, su draugais, tai turiu dar, manau, kokiom 2-3 savaitėm to kontento tikrai. Ir atiduosim tai pasaulyje, tai jau žiūrėsim, kaip žmonės reaguos, ar tai bus klausoma, neklausoma. Tik irgi jau dabar birželio mėnesį reklamuodamas tos kūrinius, kaip ir minėjau, pajutau, kad jie žymiai labiau skambėtų, jeigu dabar būtų jau spalio galas, sakykime, jau toksai niuresnis, gal ne kad niuresnis, bet toks ramesnis laikas, kai jau labiau visi, gal nežinau, toks cozy, visi mieliau, jaukiau, visi namo, lietutis lyja, anksčiau sutemsta, gal tas tokia nuotaika šito albumo, tai dar gal aš net ir prie jo tas tokio promotiono sugrįšiu, pažiūrėsiu, kaip žmonės reaguoja rudenį, bet dar ir išnaudosiu, kiek dabar turiu laiko tam. Ir kai matai dabar už mūsų čia yra vinilų siena, tai man iš karto klausimas, ar buvo minčių albumui kurti? Buvo. Buvo minčių, bandžiau gauti Agatos finansavimą, negavau, tai tos mintis taip ir baigės. Okay. Jo. Bet nežinau, nėra taip, kad labai būčiau daug gavęs klausimų ar prašymų dėl vinilo. Tai kažkaip nėra dar toks prioritetas, tiesiog turėjau galimybę paprašyti finansavimo Agatos, pabandžiau, negavau, nieko tokio. Gal daugiau gaunu klausimų dėl merčo. Jo, aš tai irgi norėjau klausti. Dėl merčo tai jau, aš nežinau, mes turbūt nuo praeitų metų vasaros vis bandom kažką padaryti, praeitais metais ten, kol mes kol ten pavyko visi tie dalykai, ten šiaip užtrunka, kol susirandi atsakingą žmogų, nes tai irgi brangiai kainuoja, kol kas dar tie resursai mano tikrai nėra begaliniai, tai reikia ieškoti ir tokio gero kokybės patikimumo, pasirodo netgi ir kainos santykė, nes praeitais metais ten visą vasarą vis tarsi ruošiam, kad turėtume tą merčą ant to viso įkarščio, bet ten kažkaip nuplaukė, nebepadarėm, nebebuvo ir tada jau kažkaip ten rudenį jau tarsi jautėmės, kad jau labai outdated tas merčas gautųsi, jeigu kurį mes norėjom vasaros pradžioj pasileisti, reikia kažką naujo galvoti, tada jau ir aš tą albumą pasileidau, tada jau kaip ir dabar mintis buvo albumo merčą daryti ir dabar dirbam ties tuo. Bet irgi nežinau, ar kažkaip pavyks įgyvendinti, kažkaip labai sunkiai iš tiesų su to merču man, aš nežinau, gal čia ženklas tiesiog, kad jo dar nereikia. Tiesiog sunku, aš noriu, ypač iš merčo, aš kažkada labai senai turėjau pasidaręs ten merčo vienai tokiai progai ir ten aš dariausi irgi viską savo rankomis. Tai buvo tipo fainai, žmonės supirko, jiems patiko, bet aš dabar, jeigu jau daryčiau tą merčą, aš norėčiau, kad jisai būtų ne tik kokybiškas, bet toksai, kad jis nebūtų labai merchy, kad galėtų žmogus, nežinau, apsivilkti ar ten megztinis ar maikutė ar kažką ir jisai tiesiog būtų labai kieta maikutė ar megztinis ir antroji vietoj merčas. Kad žmonės tiesiog galėtų tai nešiot kaip rūbo, ne tiesiog, nežinau, nusipirkti už labai brangiai, nes vis tiek ten tie merčiai labai brangiai gaunas, nes tie ten ir savikainom visom, ten tiesiog toks įdomus biznis ten. Ir nusipirkau už labai brangiai ir tiesiog... Ateina į koncertą. Jo, ateina į koncertą, ten tūno spintai, tai nenorėčiau šito, tai ir tuo pačiu dar noriu visą tą procesą savo žmonės įtraukti, visada tokį prioritetą teikiu savo žmonėms, su kurie su manim buvo nuo pat pradžių, ties dizainu, ties viskuo, tai irgi stengiuosi priderinti, kad visiems būtų fainai, kad visiems tiktų, tai dar ieškom to tokio varianto, kuris patenkintų visus, patenkintų mane ir kuris įkomponuotų tiek muziką, tiek atrodytų solidžiai kaip rūbas, ne kaip merčas tik tais. Kad bus, tai tikrai kažkada bus, bet gal ne dabar, gal nežinau kada, bet kai bus, tai reiškia, kad jau prisirpo tai ir jau bus tikrai gerai padaryta, tai nežinau, neskubu tada reiškia tam. Ok, lauksiu, manau, ir fanai tikrai laukia jau. Tai, o dabar taip, dar apie vizualiką visą, aišku, ir dabar čia ir apie naująją, bet aš kažkiek norėčiau grįžti ir į senesnius, pavyzdžiui, to vaizdo įrašus. Lygtai dainuoju ir tu žinai mane, ten lygtai nufilmuota prie jūros, ane, kaip tu sėdi? Ne šitoj, tu dar kokioj dainuoju, aš tu ir susimaišiau. Tu ten prie jūros, su ausinėm sėdi. Jo, tu apie tą, bet ten nėra prie jūros.
Ne? Ten. O, geras, va tai. Jo. Ir, bet ką aš norėjau pasakyti, kad, tipo, ar paklausti, ar tu, tipo, čia yra tavo kažkokios idėjos, ar tau kažkas padeda ties tuo, nes atrodo, tuo pačiu ir paprastai, žinai, bet tuo pačiu ir taip kažkaip artima ir nemok pasakyti, tipo, žiūri ir taip cute, žinai. Jo, na, tas vaizdo įrašas tai labai nusisekęs ir ten vat, visa juokingiausia dalis, kad ten mes jį tiesiog taip on a whim padarėm, mes neplanavom to padaryti, mes tiesiog, kaip ir sakiau, vat, stengiuosi visą prioritetą suteikti žmonėm savo rate, tai aš turiu draugą, kuris dirba su filmavimu, su kamerom, tai jis man vis laik padeda, jeigu reikia kažką nufilmuoti, įbendrinti tas idėjas, pagrindinų generuojamės patys. Faktas, dažniausiai tiesiog pasisėmėm kažko iš, nežinau, iš ką pamatom, iš kitų tinklų socialinių. Turiu aš visą folderį, kur ten pamatau kokią kietą idėją, įsiseivinu ir kažkaip mes po to ar panaudojam, ar permastom, ar kažkaip kitaip. O tas visas klipas, tai ten aš labai džiaugiuosi, kai jis gavos toks kietas ir kad net vat, atrodo, kai jis prie jūros, nes iš tiesų ten yra, mes tiesiog išėjom į kiemą iš studijos, užsilipom ant stogo ir tiesiog nufilmavom. Ir ten yra tiesiog dangus ir aš ant stogo ir ten mes padarėm tokį kampą, iškirpau tiesiog tą visą stogą ir atrodo, kad aš tiesiog sėdžiu ant ekrano ir labai visai kietai gavos. Atrodo, vat, kaip ir minėjai, labai paprasta, bet savita ir jauku, toksai labai kietas video. Tai vat, tas video, mes su to įrašu vat, ir pasižymėjom, kad vat, reikia kažko daugiau tokio, bet iš tiesų nėra lengva padaryti, kad būtų labai paprasta ir labai įdomu iš tos tokios pusės, tokį balansą surasti. Bet jo, va, čia toks etaloninis įvykis buvo iš tų visų. Nes taip žiūrint, atrodo net, kad tu gal pasidėjai telefoną, žinai, tu nufilmavai, tu žinai, tipo toksai, bet to pačiu yra labai skaniai ir atrodo viskas labai gražiai, žinai, padaryti. Jo, šiaip jo, dabar, kaip pasakyti, tai mes ant jas buvom nepasiruošę, tai mes turėjom tik kamerą. Mes studijai ten turėjom kažkokį, man net nežinau, ar tripodą kameros, bet kažkokį pagalį ir daug lipnios juostos. Tai mes tiesiog prisiteipavom tą kamerą ir naudojom kaip štatyvą, kaip stovą. Tai jo, ten buvo visiškai DIY, bet žiauriai liuks gavos, ten pusvalanduką užtrukom. Ilgiausia turbūt dalis ir buvo tas susilipimas ant stogo. Tai jo, labai, tas tai labai fainai gavos, labai džiaugiuosi iš tiesų tuo vaizdu įrašu. Tai va, tai dar ir kalbant apie naują vizualiką, tai turbūt kažkokie, aišku, čia jau padėjo tau žmonės jas sukurti ir taip toliau, tai nežinau, iš kur ta idėja tokia irgi kilo būtent šitaip, kad padaryti. Apie kokią mes vizualiką? Pavyzdžiui, šičia. Šitą matom, šitas visas posteris, jisai, čia įdomi kelionė, jisai labiau paremtas mano dainos Krentame irgi iš albumo yra. Jis buvo toks kaip lead singlas albumo. Paremta jo vizualizeriu, o to vizualizerio autorius yra Dovydas Linkus, jis yra irgi labai talentingas, nežinau kaip įvardinti, filmmakeris, jisai dirba tiesiog su medžiaga, jisai filmuoja, jisai redaguoja, jisai dirba ties muzikiniais klipais, ties reklaminiais klipais, visokiais tokiais dalykais. Ir, jis tiesiog mano bičiulis, aš turėjau kažkokių reikalų Vilniuje, aš pas jį miegojau 5 dienas ten studijoje, jisai mane priėmė labai, labai svetingai. Ir mes tiesiog tokiu laisvų laikų galvom, gal būtų kietai pabandyti, tiesiog gal kažkokį visualizerį kažką susuk, bet ten to laiko neturėjom ir realiai aš ten jau ėjau pro duris, jau link stoties, jau važiuoti namo. Ir dar koks pusvalanduką turėjom, jis sako, žiūrėk, aš turiu idėją, kas jeigu mes padarom, ta buvo visas albumo koncepcija, Kylame krentame, pati daina vadinasi Krentame. Kas jeigu, tarkim, aš kažkur krentu, dangus, kažką, sako, jeigu mes padarom tipo animationą kažkokį. Tai iš tiesų šitą nuotrauką, kur aš krentu, čia yra, aš čia guliu ant kėdės, ant taburetės, pas jį studijai. Šitą kostiumą šiaip aš tą kostiumą ten variau pirkti, kodėl aš buvau. Čia kostiumas, jisai jam dar kokią 1-2 dienos, jisai šviežias ir jisai su iPhone tiesiog nufotkino ir jis jau ten pridirbo pats, jis ten suanimavo mano rankas, visą tą gražų backgroundą padarė. Irgi, turbūt iš tų visualizerių, tai irgi, man turbūt gal net ir mėgstamiausias, jisai labai tiesiog atitinka pačią dainą, atitinka visą tematiką, jisai pats iš savęs labai gražiai atrodo. O šitas posteris atsirado iš to pačio tiesiog apvertėm spalvas, nes Palanga, vasara, reikėjo jau kažko šilčiau, tai dabar nebeliūdim, dabar jau džiaugiamės.
Jeigu nelis Palangoje, Liepos 9 dieną. Jo, tikėkimės. Tikėkimės. Nu, tai vad, galim pereiti šiaip prie koncertų, taip, tai turėjai pirmąjį jau albumo tą pristatymą Kaune, tai ir Vilniui. Ar dabar Vilniui kartuosi šeštąjį? Dabar Vilniui nebe albumo pristatymą kartuosiu, tiesiog koncertuosiu. Ja. Supratau. Tai dabar apie albumo pristatymus. Tai kaip praėjo tie koncertai? Ar, nežinau, kažkas netikėto, ar įsiminė, ar tipo, kaip šiaip jautėsi pats vis tiek, tai tavo albumo pristatymas? Žiauriai daug streso buvo iki pat realiai tos pristatymo, iki pat renginio datos, nes viskas irgi organizavome jau patys, tą tokį renginį, kaip sakoma. Nes yra keli, tu gali būti arba kažkur pakviestas ir tau tiesiog, sumoka kažkokią sutartą pinigų sumą ir, tada jau kaip bus, tai bus. Tu tiesiog gauni pinigus ir tau nesvarbu. Arba tu darai, kaip mes dabar darėm savo turą, tai patys organizavom koncertą ir yra labai svarbu, kiek bilietų parduosi, kokios išlaidos, tu viską turi sekti. Nes, tiesiog matyti, nes tu esi ir organizatorius, ir atlikėjas iš šios dalies. Faktas, aš dirbu su vadyba, tai daug labai to tokio streso nuėma jie, bet, nedingsta jisai, nes tu nežinai, kiek žmonių ateis, viskas labai nuo tavęs priklauso. Ir irgi buvo, iki pat paskutinės dienos buvo daug streso, nes nežinau, ar ateis pakankamai, ar įdomu žmonėm, neįdomu, nes tas toks susidomėjimas tarsi buvo, bet bilietai labai lėtai ridenosi, bet po šitų turų supratau tiesiog, kad žmonės, perka bilietus paskutinę savaitę, nes per paskutinę savaitę, man atrodo, realiai pusė bilietų po to visų ir prasidavė ten per 2 mėnesius pusę ir tada per paskutinę savaitę pusę. Bet tada aš irgi tai pagalvojau, kad jeigu aš eičiau į koncertą, aš irgi asmeniškai 2 dienas prieš nusipirkčiau, jeigu ten neskelbia, kad nebebus bilietų. Yeah. Nes, nežinau, mėnesį prieš aš tikrai nepirkčiau, bent jau ten labai noriu varyti. Bet šiaip nereikėtų taip sakyti, nes dabar iš viso niekas nebepirksi su anksto, bet jo, mane maloniai nustebino tie koncertai, nes galiausiai tų žmonių prisirinko pakankamai ir ten labai daug. Ten Kaune, man atrodo, iš viso pripildėm, Vilniui beveik pripildėm, tai buvo labai kietai. Yra kitoks jausmas, čia buvo pirmas koncertas, mano vardinis solo, kur tiesiog visi žmonės ateina dėl tavęs ir buvo labai keistas jausmas. Tas jaudulio realiai nebėra nuo pirmos dainos, nes tu įžengi sceną, pradedi dainuoti ir tu supranti, kad jau net ir pirmą dainą visi moka ir tada antrą dainą visi moka ir trečią visi moka ir visas dainas moka, nes atėjo į tavo koncertą, o ne kad tu ateini, nežinau, apšildyti kažką. Aš labai, visi mano pasirodymai dažniausiai būdavo, kažkokiu, ar apšildint kažką, ar kažkur pasirodant, kur, geriausiu atveju ten kažkiek žmonių žinos tavo populiariausią dainą, o dabar visi žinojo visas dainas, tai energija kitokia. Viskas kitaip ir labai smagu ir geriau nei tikėjaus ir Kaune irgi buvo beprotiškai fainai. Kaune bent jau man taip atrodė, kad labai daug vyresnio amžiaus žmonių atėjo, kas man buvo malonus irgi surprizas. Kai sakau vyresnio amžiaus, tai tokį, nežinau, 30-40 tame tarpe poros, tipo vyras su žmona, mergina su vaikinu, bet tokie vyresni ir daug kas priėjo pakalbėti. Tai labai fainas experiences ir jo, džiaugiuosi, geriau gavos negu tikėjausi ir tai suteikė papildomos motivacijos pasidaryti ir kuo arčiau Klaipėdos. Klaipėdai nepavyko mums pasidaryti, tiesiog neradom gerų sąlygų, bet pavyko Palangoje, tai tikiuosi, kad klaipėdiečiam iki Palangos nebus sunku atvykti ir bus dar geresnis šou. Atkreipsim dėmesį į ką padarėm prasčiau Vilniui, Kaune ir ką padarėm gerai, padarysim dar geriau ir bus po atvirų dangum, tai irgi šiek tiek kitaip reikės adaptuoti tam tikrus dalykus, nes Kaune, Vilniuje turėjom tą prestižą visiškos tamsos, išjungi lempas, nieko nebesimato, daryk, ką nori, žinai, tai nežinau, kaip Palangoje tai bus, kaip mes tam tikrus iššūkius įveiksim be tamsos, bet manau, tai tik tais prives prie dar įdomesnių sprendimų. Tai būtent tikrai kviečiam jūs į šį koncertą, tai čia Liepos 9, taip, Liepos 9, Olmanas ir tikrai labai laukiam, nes mes kaip ir anksčiau kalbėjom, kad Klaipėdoje nepavyko tau surengti ir buvo labai liūdna ir aš pati galvoju, kad tik būtų kažkur, tai labai džiaugiuosi, kad Palangoje bus. Ir dar šiaip tai vienas labai taip juokingas dalykas, kad šiandien aš prisiminiau, pas mus visada aš turiu tokią rubrikėlę, kad žmogus atsineštų kažkokį savo labai brangų daiktą tipo, ir kažkiek apie jį papasakot. Ir žinok, aš pamačiau tavęs iš to posterių, aš galvoju, šiaip tai
tema, nu, ta prasme, nes aš manau, kad vis tiek tas koncertas yra svarbus, žinai, tau ir kad tu realiai, nu, perskaitai mano mintis, kurių net nežinau ir vat, atsinešiai. Nes nežinau net, ką būčiau atsinešęs kokį mikrofoną, nežinau. Nu, tai va, labai puiku, tada aš taip, kad išsisprendė viskas, tai tikrai Bielskis laukia jūsų koncerte. Ir taip, o dabar dar apie apdovanojimą, kurį gavai per mamą. Tikrai norėčiau ir apie jį šiek tiek pakalbėti, tai ten buvo Power Hit Radio įsteigtas apdovanojimas Made in LT. Taip. Tai kaip jautiesi, užlipęs ir gavęs tą apdovanojimą? Jau daug kartų gavau šitą klausimą ir visą laiką atsakau, kad nežinau, nesijaučiau niekaip. Iš vienos pusės buvo netikėta, iš kitos pusės taip giliai širdį gal ir jaučiau, kad kažkas bus, nes nuo pat pirmų akimirkų jau Šaika leido suprast, kad atėjom ir mūsų staliukas buvo pačioj pirmoje eilėje. Nu ir mes sakėm, argi čia atsitiktinai mes gaunam tą staliuką pirmoje eilėje, žinai, čia taip. Tai žiauriai, tai iš vienos pusės žiauriai, fainai, apskritai keista, toksai irgi dalykas, kur niekada nesitikėjau, kad gali įvykti, bet kai jis įvyko, aš supratau, kad jis nėra kažkoks, nežinau, gyvenimą keičiantis įvykis. Jo, buvo smagu ir yra smagu ir aš norėčiau dar kažkokio apdovanojimo turbūt gauti, bet tai nėra kažkoks, nežinau, gyvenimo keičiantis įvykis, gal tai labiau pakeitė tiesiog tą įkarštį ir tą norą dar labiau siekti dar geresnių rezultatų manį, bet kažkokio to tokio, kad I made it, tai tikrai nebuvo. Pasidžiaugiau tikrai fainai, kad tokį debiutą stiprų iš viso padarėm su Tautvydu. Bet kažkokiu atsakau, kad tokio, kad wow, čia dabar viskas pasikeis, nebuvo ir nepasikeitė niekas. Nes, sakau, aš pati žiūrėjau tą mamą ir man tai tiesiog buvo smagu, kad, jauni žmonės, žinai, žlipo ir vis tiek, dar, aš galvoju, klaipėdėtis, irgi žinai, faina, kad iš tos pusės, tai tiesiog tokis, tai, džiaugiesi atrodo už tą tokią, sėkmę, žinai. Tiesiog. Jo, aš pagalvoju, kad jeigu aš irgi labai džiaugčiausi, jeigu koks kitas klaipėdėtis būtų laimėjęs ir aš labai irgi palaikau, reprezentuoju Klaipėdą, tai iš šono, manau, aš pats pasidžiaugčiau mūsų pergalę. Bet kai pats esi tos pergalės, nežinau, nominantas, tai, nežinau, sunku gal irgi tai per daug džiaugtis, nes tada gal jausčiaus, kad per daug, nežinau, show-offino ar kažkaip taip jau, nežinau. Stengiuosi nesureikšminti. Labai smagu, kad tai vyko, labai džiaugiuosi tuo, bet gale dienos tai nėra kažkoks kirtinis taškas, nežinau, kažkieno karjerai. Tai nepadarė, kad man, nežinau, dabar gal kvaila tai sakyti, bet aš nežinau, kiek tai įtakos turėjo mano koncertam, kiek tai įtakos turėjo mano dainom. Prieš tai, faktas prieš apdovanojimą tai neturėjo, tai jeigu mes, kaip ir pačiam mamos apdovanojimus, ant to podiumo sakiau, kad ačiū už palaikymą, kuris mane atvedė iki čia ir jeigu aš turėjau tą palaikymą, kuris atvedė iki čia, tai reiškia, aš galiu su to pačiu palaikymu keliauti ir toliau. Tai tas apdovanojimas, jisai labai fainas, bet tai nenulėmė kažkokio dalyko, nepakeitė, nežinau, nesukūrė man karjeros ir kažko tokios, taip sakykime. Taip. Tai dar kalbant, šiaip tai tokia visiškai grįžtant pradžią, vis tiek, kalbam dabar jau, koks tu esi, tai man asmeniškai tai labai įdomu, tai nuo kada prasidėjo, kada tu supratai, kad, aš noriu kurti muziką, noriu būti dainuoti ir dalintis. Mano kelias su muzika prasidėjo gal 20 metais per koroną, prieš koroną, kažkas koronos metu. Aš ten, aš atsimenu dabar, kai jau čia, kai viskas, žinai, palaiko, atsimenu kažkada pradinėse esu daręs ten kažkokį ten ar karjeros, ar kažką ten skaidrės, kuo norėtum būti, aš esu daręs, kad aš ten norėčiau būti ar Post Malone'as ar kažkas tokio, aš atsimenu, bet man net prisiminus iš dalies keista, nes nepamenu aš savęs, kad aš, vaikystėje ten būčiau labai, nežinau, apsėstas muzika. Aš atsimenu, pirmas dalykas, ko aš norėjau būti, tai buvo kosmonautas. Pats pirmas dalykas, bet čia yra visiška klasika. Tai labai ilgą laiką norėjau būti mokslininku. Nežinau, ką tai reiškia, bet aš norėjau būti mokslininkas, norėjau būti protingas žmogus. Ir tai tada žaidžiau krepšinį, bet sakau, prisiminęs tai net keista, bet ta tokia muzikos eksperimentavimas atsirado pas mane, apie koronos metu, visi užsidarėm į namus, tai buvo tokio laiko, kažką atras naujo, tuo pačiu ten metu susipažinau su irgi tuo metu tokiu atlikėjų Klaipėdai, kuris kurdo, tai kartu tiesiog
nežinau, leisdom laiką, hangindom ir labiau kurdom muziką. Jisai labai muzikalus būdavo, jisai tai darydavo rimtai, o aš kadangi toks šviežias, mes šiaip irgi tiesiog draugiškus santykius turėdavom, tai mes kurdom labai tiesiog for fun, tiesiog kad pasilinksmint. Tiesiog ant jokučio tas dainos nebūdavo rimtos, kai kurios gal rimtesnės, kai kurios gal visiškai ant prikolo. Ir tas dalykas, nežinau, tiesiog nuo to laiko ir nepaliko manęs. Tuomet nesusipažinau, o jau senai pažinau Tūzą, su kuriuo turiu keletą dainų, jis irgi mano labai artimas draugas. Ir jisai turėjo tuo metu prisitaupęs pinigų, bet neturėjo, nežinau, kaip pasakyti, žinių ar kažkokio dalyko, kaip įgyvendinti. Jis irgi norėjo labai muziką kurti, jisai turėjo sustaupęs pinigų tam, nedaug tam, kad užtektų kolonijam, mikrofonam, visiems pradiniam dalykam. Ir jisai manęs klausė, žiūrėk, ar galėtų man su to padėti. Sakau, faktas, bandom, žinai. Tai va, tada mes ten, nežinau, čia kelinti gal 21 kokie metai. Susipirkom ten labai paprastas ir kolonėlės, mikrofoną tai nepirkom paprastą, jau viskas susipirkom paprastą, bet galvom, mikrofoną tai gerą. Tai mikrofonas buvo ten jau brangesnis, nedaug brangesnis, bet brangesnis tuo metu, tai ten atrodė crazy. Susipirkom tą įrangą, ten įrašinėjom, bandėm, nes bandėm mokintis ten sujungti apskritai tiesiog vėl tokio nuo nulio, pas į namuose, pas į tėvų namuose, nes mums ten 18-17 buvo, gal kažkas tokio. Ten labai trumpai viskas trūko, nes ten kaimynai pradėjo daužyti sienas, tai viską operaciją perkeliam pas mane į namus. Ir taip dirbom, ten irgi nedarėm rimtai, nes su kažkokia intencija, kad ten sukursim hitą, būsim dainininkai, bet tiesiog darėm nes smagu, nes kažkaip tai toks hobis tapo. Ir per laiką irgi, tada man atrodo, per laiką sukūriau tą priedainį, kodėl tu man tai pasakei, čia mano pirma daina, bet ta originali daina, jinai buvo su mano draugu irgi, jisai visiškai nesusijęs su muzika, ta daina irgi buvo tiesiog ant juoko sukurta, tas priedainis iš esmės liko toks pat, tik posmelis buvo to kito mano draugo ir jisai ten apie koldūnus buvo ten, visiškai ant juoko, bet ir aš šitą dainą pagrindinę labiau mokinaus, kaip, miksuoti tuos vokalus, kaip viskas čia veikia. Ir aš taip mokinaus, ir tas mano priedainis pradėjo visai neblogai skambėti. Ir aš galvoju, kas jeigu, nusiųsčiau kokiam Tūzui, nes jisai buvo vienintelis mano pažįstamas, kuris darė muziką tuo metu. Galvoju, jeigu jis norėtų, kokį posmelį parepuoti kažką, sakau, žiūrėk, kaip tau skamba, sako, okei, pabandysiu, visai feelinu. Uždėjo jisai tą posmelį, įrašėm, sumiksavom, labai ilgai miksavom, 4 mėnesius, pagrindė to nes mokinomės. Ir tada dėjau tokį tašką, galvoju, okei, gal visai būtų net kietai pasileisti, bet tada pasakiau savo, kad jeigu aš jau nusprendžiau paleisti šitą kūrinį, tai aš, turiu tai daryti rimtai, ne kad įkelsiu ir, įkeliu, bet jeigu jau keliu, tai kad jau ir, kad visi žinotų, kad, jau proper daryti, kad jau pasisteng dėl to, tai iki dabar esu labai, nežinau, introvertiškas turbūt ir man taip kažkaip man buvo labai didelis iššūkis, reklamuoti, skelbtis, kad čia yra, bet galvoju, jeigu jau darau, tai turiu prisiversti, tai išsikėlėmės, tai dar prieš tai mes filmavom ir klipą jam, ten pas draugą. Per naujų metų išvakarės pas draugą namuose ten vyko vakarėlis ir mes tiesiog taikėm progą nufilmuoti klipą. Ten pasidarėm, jį buvo be proto šalta, aš atsimenu, ten dar prie jūros filmavom dalį, be proto šalta buvo, bet paskui kažkaip didžioji dalis mano klipai gaunas taip, kad ten kai filmuoji baisiai sušalė iki dabar. Ir pasileidom tą kūrinį, labai stipriai aš jau jį ten nuo pat pradžių, tai paleidom ir labai stipriai promotinom, kaip stipriai ten, kiek galėjom stipriau. Ten, man atrodo, per mėnesį, dabar bijau sumeluoti, bet man atrodo, per mėnesį surinkom 1000 peržiūrų ir atrodė, wow, štuka žmonių pažiūrėjo. Bet po to ta daina net kažkaip ir pasigavo tokį visai neblogą tempuką, ten aš manau tiesiog laiku ir vietoj tas garsas, nuotaika, pats žanras įvyko, ten buvo tiesiog hyperpopas, tai dabar labai jaučiuosi nuo to atitolęs, bet tuo metu tai buvo artima ir kažkaip įkrito į tą tokį, nežinau, dalyką, kuris ėjo tuo metu. Ta daina man padėjo surinkti papildomų pažinčių su kitais atlikėjais, su kuriais po to turėjau bendrų kūrinių ar šiaip kažkokių santykių. Ir tas dalykas taip,
buvo, tiesiog lydėjo mane, jis nebuvo labai rimtas, ten nebuvo, negalvom ne apie pinigus, apie nieką, ten tiesiog darė muziką, buvo smagu, turėjom ir koncertukų, jie ten buvo paprasti, labai, mikrofonas, kolonėlės, ten kiek ateina žmonių, tiek ateina, buvo toksai labiau gal kaip community dalykas, kad, ten plius minus visus pažinojo, ten, o čia atkūrė muziką, mums patinka, mes palaikom, ten toks, žinai, ratas žmonių. Ir per laiką tiesiog buvo irgi man periodas, kai aš jau jaučiaus, kad muzika teks padėti šoną, nes tiesiog reikia jau, nežinau, surimtėti gyvenime, jau pradėti fokusuotis į ateitį, iš kur duoną reiks uždirbti. Jau buvau pasiruošęs net praktiką metais anksčiau pasidaryti studijų ir tą akimirką ir sprogo milijonas naktų ir visas tas įvykis pasidarė, bet jau ir prieš tai, kai su Tautvydu linkapinom, mes jau tada turėjom studiją, ten irgi labai viskas taip periodais ir viskas kartojasi ciklais, nes ta studija atsirado lygiai taip pat kaip ir ta pati pradžia, Tūzas turėjo susitaupęs pinigų, sako, žiūrėk, jeigu aš tau finansuočiau, gal tu padėtų man padaryti studiją. Tai aš tiesiog realiai supirkau viską, įrengiau, dažiau sienas, o jis tiesiog finansavo. Tai pasidarėm studiją, tada galvojau, ką čia reiktų, kas čia dar Klaipėdoje yra, kas kuria muziką, ką čia galėčiau pakviesti. Tiesiog mes turim studiją, tipo, why not? Tai pakviečiau Tautvydą, mes kažkaip ten padirbom, visai pirmi kūriniai, man atrodo, nesigavo, tada pavyko padaryti žaidėją. Mes įsikėlėm žaidėją, man atrodo, tuo metu Tautvydas dar turėjo tokio daugiau bazo iš savo Meluoji dainos. Tai automatiškai tie skaičiai buvo visai aukštesni negu įprastai. Ir aš tada man ta daina leido suprasti, kad aš galiu kurti muziką, kuri ir man patinka, ir kurią žmonės klausys. Ir nuo tos akimirkos labai toksai tarsi pasikeitė jungiklis smegenyse ir aš visą likusį rudenį studijuodamas ten dirbau daug, visokių šoninių darbų, ten dėžės kroviau, visko, ką tik galėjau. Realiai, jeigu neturėjau paskaitų, eidavau dirbti, nes mūsų planas buvo, kad susitaupyti kuo daugiau pinigų žiemai, kad visą žiemą galėtume, realiai visą žiemą tiesiog būti studijai, negalvoti apie nieką, ten išgyventi iš tų, kiek mes sutaupysim ir tiesiog kukint. Ir labai rimtai pradėjome tai žiūrėti. Ir po visos tos žiemos, pavasario, to tokio rimto darbo, ir įvyko tas visas sprogimas ir tiesiog, aš nežinau, čia kiek galima sakyti, tai yra tikrai daug tame sėkmės, bet negalėčiau drįsti savo atmesti viso to darbo ir to požiūrio ir mentaliteto, kurį turėjom į tai ir nepriskirti to prie kaip dalies, kuri prisidėjo, kad tai įvyko, nes tik pakeitėm kai pradėjau į tai žiūrėti kaip į tikrą darbą, kai pradėjau į tai žiūrėti rimtai, pradėjau tiesiog eiti į studiją kiekvieną dieną dirbti iki, kol pavargsti, kol darai, o ne šiaip kaip hobį. Taip. Ir visi dalykai labai greit pasikeitė, tai manau, kad viskam čia gali tai pritaikyti, tiesiog jeigu tu tai rimtai žiūri, jeigu tu to rimtai sakai, tikrai gali padaryti, nulipdyti kažką iš to. Taip, tas to rimtas požiūris turbūt ir veda, žinai, nes vis tiek, kaip pagalvoji, 6 metai kažkur, ne, taip nuo tokios pradžios, jeigu sakai, nuo 2020-ųjų, tai kas dar bus, jeigu toliau tai parysi. Daug, 6 metai, daug skamba, labai daug iš tiesų, dabar tai pagalvojęs. Nuo tokios visiškos pradžios, tai 6 kokie metai, tokios visiško prisilietimo. Ir jau, vis tiek jau yra, kaip ir sakom, daug, ir kiek peržiūrų turi, žinai, ir koncertai, ir kažkokie apdovanojimai, ta prasme, tai yra labai jau daug, žinai, irgi gauta. Šiaip asmeniškai aš jaučiuosi tiesiog, kad visa ta muzikos mano karjera prasidėjo tą rudenį, kai išleidom žaidėją, nes tada tiesiog turėjau tokį, nežinau, epifanį, viskas pasikeitė, tiesiog mąstyme, perspektyvai, tiesiog viskas labai drastiškai pasikeitė galvoj, tiesiog mintyse ir aš nuo tą akimirką laikau kaip pačią pradžią. Tai dabar, nežinau, 1,5 metų, sakykime. Okay. Jo, bet labai ačiū, kad papasakai istoriją apie tą dainą, kodėl tu tai pasakei, nes mano sesė visada klausydavo ir leisdavo ir sakydavo, ko čia klausai, sako, Bielis. Aš tokia, netrodo, nežinodavo, aš anksčiau dabar kalbos su tavim. Tai tiesiog labai smagu išgirsti istoriją tos dainos. Tai dar šiek tiek užsiminėjai, kad ir su Tautvydu neturi dainą ir taip toliau. Ar turi dabar kažkokį nors ko kolabinti labai norėtum? Su kuo labai norėčiau kolabinti, nežinau, ar turiu tą tokį išskirtinį žmogų. Dabar apskritai tiesiog norėčiau
Ne, meluoju, su Roku ją norėčiau. Rimtai? Jo, man jo naujas albumas žiauriai patiko, man labai patinka, aš dar neperžiūrėjau, bet mačiau antraštę jo vieną intervą, kad jisai atseit nenori štampinės muzikos, tai aš taip įsivaizduoju, kad jis šnekės apie tai, kad jis nenori būti tiesiog pop atlikėjas, o nori kažko sudėtingiau, įdomesnės muzikos ir jo man tas naujas albumas labai ir patiko tuo, kad jisai nebuvo tas to, ko aš tikėjausi, o labiau buvo eksperimentinis, gal labiau toksai, ieškojo kažkokių naujų garsų, daug visko buvo ir man jau apskritai daina Skauda, viena iš tų naujų žiauriai patinka, man mamos pasirodymas tos dainos irgi žiauriai patiko, jie atliko ten su choru, kai dauguma ten televizijos renginiuose su fonogramu, man atrodo, groja, ten sunku net iš tiesų supras, kai jau esi, taip, kai nežiūri per televiziją, o jisai atliko gyvai su tiesiog didžiuliu choru, Vilniaus choru, kurie Eurovizijai dalyvavo, tai man labai didelį įspūdį paliko, tai vat, dabar taip pagalvojau, kad būtų visai gal cool ir aš manau, kad visai gal net ir nebūtų sunku mums vienas prie kito prisitaikyti, o šiaip tai aš dabar jaučiuosi tokiam periode, kur aš visai tiesiog norėčiau padirbti su žmonėm, nebūtinai, kad ta daina būtų išleista, bet tiesiog norėčiau padirbti, pažiūrėti, kaip vyksta reikalai pas kitus, kaip vyksta reikalai pas tuos, kurie jau, nežinau, muzikos industrijai, muzikos žaidime jau ilgiau nei aš, ar turi didesnį bagažą, ar kažkokių didesnį etaloną. Tiesiog norėčiau patirti ir žiūrėti, ką galiu išmokti, gal kažką net su kažko ir iš tiesų gero sukurti. O šiaip dabar jau ir esu net padaręs kūrinį su kitu atlikėju, bet nenoriu dar nieko. Bet nesakysiu. Ja. Bet greit pamatysim, kada čia išeisis šitas dalykas. Manau, kitą savaitę. Tai dar nebūtų. Tai va, tai kokios dar porą savaičių po išleidimo ir turėtume jau ir tą dainą pamatyti. Noriu prieš Palangos koncertą ją pasileisti. Tai žiauriai lauksim. Jo bus vasariška, turėtų būti visai smagi tokia. Okay. Tai žinok, aš labiau tu esi ir nebetrukdysiu, turbūt, nes jau pasikalbėjom tikrai visom tokiom temom, kurias ir norėjau, tik tai gal dar, tai koks tas tavo ateities planas, kaip manai? Sakykim, gal dėkim ne taip, kad visiškai ateities, bet iki šių metų pabaigos, tipo. Dar vakar kaip tik galvojau, iš tiesų, vasarą noriu praleisti studijai daug laiko, apskritai noriu, nežinau, noriu dabar šitą laiką skirti tiesiog tokiai apžvalgai, noriu pasižiūrėti, kur aš esu, kokia situacija, kas vyksta, nes paskutinius 2 mėnesius labai buvau išvykęs su universitetiniais darbais ir pagaliau aš baigiau, poryt pasiėmiau diplomą. Tai noriu pažiūrėti tiesiog, kaip viskas aplinkui mane atrodo, kokia situacija, turėsiu daug koncertų šią vasarą, visokiose miesto šventėse, visokiose renginiuose, taip toliau. Tai vat, noriu ir prasigroti, prasikoncertuoti, tiesiog pažiūrėti, koks visas tas jausmas. Ir rudenį turbūt jau susistatyti dalykus į vietas. Noriu ir studiją naują pasimti, naują patalpą išsinuomoti ir įsirengti jau tokią ilgalaikę studiją, nes dabar ten įvyko porą dalykėlių ir dabar tiesiog turim tokią laikiną, turim studiją, bet ją mes su tokia intencija, kad laikinai pasiėmėm, nes ten sienos betoninės, ten tokių yra dalykėlių, kur galėtų būti geriau. Tai rudenį norėčiau net ir studiją pasimti naują, tokią, kur jau ilgam laikui turėt. Ir šiaip tiesiog jau, nežinau, sėst turbūt prie stalo, tiesiog kurt kažką, rašyt, labiau gali tą jo kūrybinę pusę, bet iš esmės tai dabar aš daug jau tekstų apie tai parašiau, aš jau plaukiu pasroviui, noriu tiesiog pažiūrėti, kas manęs laukia, per daug gal neplanuot, nes kai planuoji, tai po to juokiasi iš tavęs pasaulis, tai toks dabar labai, iš vienos pusės labai ramiai jaučiuosi, iš kitos visada yra to nerimo dėl visko, nes viskas labai trapu, bet manau viskas bus gerai, svarbu, kad neprarastų, nežinau, aistros, ugnies ir tęsti tą, ką darau. Okay, tai to tau tikrai ir linkiu ir mes tau turim čia jau mini dovanėlį nuo bibliotekos. Tai labai ačiū, kad atėjai. Galėsiu plakatus įsidėti. Jo, kad sutikai, kad atėjai. Buvo tikrai malonu susipažinti, pakalbėti. Ir kuo didžiausios tau sėkmės savo kely. Tikrai pasieksi visko, ko tu nori, pamatysi, nes jau matai rezultatus. Ir tikrai labai laukiam koncerto. Liepos 9. Taip, Liepos 9 valandą. Palanga. 8:30, man rodos. Ne, 8 tai, kad jau bus gerai. Ir svarbiausia gera nuotaika. Nesvarbu, lis, nelis, nesvarbu.
Nu, jeigu lis, tai bus žiauriai lievai, bet Nu, tikėkime. pačiais būsim ką. Yeah. Tai va, gerai, ačiū tada labai tau. Ačiū Jums.